Tai labas, Labuka, seniai matėmės. seniai matėmės, jo. Tikiuosi, kad jau dabar kažko tai įdomaus mes čia per tą laiką jau surezgėm, tai laukiu tų įdomiųjų klausimų. Galbūt ne vien tavo, galbūt ir kažkokių dar kitų yra. Tai open to Atvira. receive. Ja. Tai dabar bandau prisiminti praeitą, kadangi aš buvau ten jau kažką biškį susiplanavusi, ką aš čia noriu su tavim kalbėti. Ir tada mums taip gavosi, kad išpuolė visos kelionės ir darbai, remontai ir visa kita. Grįžtant prie tos pačios temos 100 metų atgal apie Perkurk save knygą, ne? Aš atsimenu, Greitai, tau rašiau. tuoj ir pareklamuoti, štai Palauk, perkurk tuo ir save. aš pareklamuosiu, va. Apie Perkurk save knygą, ne? Tai praeitam podcast'e aš pasižadėjau, kad va dabar tai jau aš skaitysiu, va dabar tai aš tau kaip duosiu tų klausimų, tai tu ten nespėsi atsakinėti. Tai man vienintelis klausimas, kuris kilo ir kurį aš tau, man atrodo, jau buvau pasakiusi, tai aš skaičiau irgi Open to Receive ir supratau, kad išsprendus visus tuos testus, pačioj pradžioj ten, kur yra tas savistabos kažkoks testas, aš sakau, kad mano gyvenimas yra toks fainas, toks nerealus, kad aš neturiu prie ko prikipti 10 iš 10, žinai. Ar verta toliau skaityti, jeigu pas mane viskas 10 iš 10, tai čia pirmas klausimas, ar ne? Kitas klausimas, tai gal vis dėlto kažkas su manim negerai, jeigu man viskas 10 iš 10, žinai, ar būna taip? Nu ir puikus klausimai. Tai man atrodo, net nebuvai tokių uždavusių. Kai kalbant apie tą patį pirmą klausimą, ar ne, jeigu neturiu prie ko prikipti, tai žinoma, nėra čia prie ko prisikabinėti. Jeigu viskas gerai, tai kam ieškoti tų problemų, ne? Būtent. Nors, aišku, protas mūsų yra iš tų, žinai, kur kaip ir prie stulpo, prie bet ko prisikabinti gali. Tai Mm. va, tai čia toks vienas iš pliusiukų, sakyčiau, tavo atveju, kad tavo protas nelinkęs ieškoti prie ko prisiknist. Nors iš tikrųjų tai kažkaip tai atrodo, kad linkęs. Ne, man kaip tik atrodo, vat, kad aš priekabių ieškotoja ir visą laiką man reiks tave raminti, kad nu neieškok, viskas gerai, tebūnie, leisk būti. Išmokai, vadinasi, super. Tai va, tai žodžiu, tikrai, jeigu jau viskas, kaip sakoma, mums gerai, tai nėra ten ko ieškoti kirminų ar ne ant asfalto, sliekų ar patenai. Dabar kita vertus, tai gali būti ir slėpimas patiems nuo savęs tam tikrų dalykų. Mhm. Ir nes atsakant jau dabar į antrąjį klausimą, ar ne, ar gali tai būti, tai iš tikrųjų tai yra saviapgaulė tam tikra, todėl kad mes nuolat esam, sakykime, skatinami eiti į progresą, skatinami į kažką tai daugiau, nuolatos daugiau norėti, tai yra mūsų norma. Čia nėra blogai, nes labai daug kur ten visokiose religinėse bendruomenėse nevažinai norai blogai, ten verčia kentėti, į kančią, ten ir taip toliau, žinai, tų visų nesąmonių kaip tik yra priešingai. Jeigu mes norim ir nedarom, kad tie norai realizuotųsi. Taip, tada tai verčia į kančią. Bet kuriuo atveju tu tai vers į kančią, ves tave į kančią ir tada, kada tu įsivaizduosi, kad viskas gerai. Nes nuolatos, kaip sakoma, čia pagal tą antrąją termodinamikos dėsnį, kai jau nustojam kilti, mes pradedam leistis. Mhm. Ar ne? Tai vadinasi, kai nėra paduotos energijos kažkur tai eiti, į kažką fokusuotis, nes kas yra noras, į kažką susikoncentruoti, į kažką susifokusuoti ir kažką realizuoti, ar ne? Tai va, jeigu nėra į ką mums susifokusuoti, tai mes esam priklausomi, tai va čia, žinai, tie drifteriai. Super knyga Pergudrauti velnią, Outwitting the Devil. Tai va, tai ten yra būtent irgi labai aiškiai išdėstomi šitie dalykai, kur drifteriais, kaip sakoma, arba tie, žinai, pasroviui plaukiantis pasidaro, jeigu jie neturi savo kažkokio tai tikslo išsikėlę. Kitaip sakant, jie tada tampa kitų tikslų įgyvendintojai.
tų, kurie turi savo vizijas, tų, kurie turi savo tikslus, tų, kurie eina į savo tikslus, tai vat, jie tada tampa tik tai įgyvendintojai tų kažkokių kitų žmonių norų, Mhm. sakykim taip. Ir čia vat irgi šitoj vietoje aš pastebiu ir irgi klausimas iškilo. Man irgi žmonės sako, tai tu kurk savo verslą, kurk ten statyk, ar tu virtualių asistentų irgi pasisamdyk, tu ten būsi ta direktorė ir visa kita. Ir aš kažkaip sakydavau savo, nu nematau aš savęs toj pozicijoje kaip direktorės kažkokios, kad aš ten kažką, žinai, tos asistentus valdau. Ir aš visą laiką sakydavau, kad man yra smagiau dirbti šalia kažkokio žmogaus, padėti jam jo viziją vat įgyvendinti ar ne, negu pačiai kažką savo kurt. Tai čia mane tas velnes jau apgaudinėja, ar čia mano misija tokia, žinai, ar čia aš vėl kažko savy nematau ir vėl ieškau slieku ant asfalto. Super klausimų kaip. Iš tiesų, žiūrėk, mūsų vizija iš ko susidaro ne dėl to, kad reikia turėti verslą, ne, kažkam tai. Tai va, jeigu mūsų vizija yra, nu, sakykime, nu, aišku, šiuo atveju galbūt turi savo viziją ir gali kažkiek tai ją atskleisti mums, ar ne, aš galiu nebent pasidalinti savo viziją. Tai va, tai ta naujoji paradigma, intuityviosios mentorystės paradigma, ar ne, sakykime, mano atveju. Tai va, tai yra mano vizija, kitaip sakant, aš nešu šitą žinią pasauliui, kad yra kita galimybė, ar ne? Ir čia labai daug dalykų yra susiję į tą patį, sakykime, dėl ko mums norisi nedaryti kažko, atidėlioti kažką ar ne ir taip toliau, dėl to, kad mes einam pagal kitų vizijas. Jeigu kažkas sukūrė kažkokią tai sistemą, imkim ten, nu, ne, gal negerai įvardinti konkrečiais pavadinimais, nes paskui atrodys, kad aš atakuoju konkrečią sistemą, bet tarkim, ar ne, kažkokią tai X terapiją, imkim taip, ar ne, ir toj X terapija yra savas modelis, kaip tai daryti, ar ne, kažkokie tai specialūs, nežinau, ar tai judesiai, ar tai ritualai, ar tai kažkokie klausimai, žiūrint, kas ten į tą terapiją įeina, ar ne. Tai va, tai visi šitie dalykai yra pagal tam tikro žmogaus, kuris sukūrė šitą viziją, ar ne, idėją, ir jis ant tiek stipri ta jo vizija, kad jis pritraukia labai daug žmonių, kurie taip pat palaiko tą jo viziją ir nori to paties modelio išmokti ir nori padėti tam žmogui toliau jo viziją gyvendinti. Supranti, kur čia yra esmė. Tai va, tai jeigu yra šita vizija ir tu toje vizijoje kažkieno kito jautiesi gerai, ar ne, tai tada vadinasi viskas gerai ir yra. Tu kuri savo viziją kažkieno didesnėje vizijoje. Ir šiaip realiai, jeigu tu paėmus netgi tokį, žinai, globalių mastų, imkim kaip čia, ar ne, visos net žemės mastų, ar ten visatos mastų, čia, žinai, ypatingai jeigu tose dvasiniuose, sakykime, rateliuose. Tai va, tai kaip pasižiūrėjus, mes visi gyvendinam tai, ką mes galim vadinti, ar tai kūrėjo vizija, ar tai, nežinau, Dievo šaltinio, dar kažko tai vizija bendra, ar ne? Ir kiekvienas toj bendroji vizijoje atrandam savo nišą ir su ta savo mini vizija, sakykime, ar ne, savo asmeninę viziją, savo asmeninę energiją, savo asmeninių indėlių, savo asmeninę kūrybą ir taip toliau, mes prisidam prie bendros vizijos kūrimo. Tai va čia lygiai tas pats visur kitur galioja. Imkime tos pačius, ar ne, verslo modelius. Tu mane nuraminai, kad aš normali, žinai. Aš galvoju, gal aš čia kažko nematau, gal čia, žinai, vėl man ant akių kažkas uždėta, kad čia visi sako, tu turi eiti taip, daryk taip, bet čia vat ir gaunas, kad kiti sako ir esmė, kad save išgirs, kaip vis dėlto. Nes mes kiekvienas pajėgus priimti tik tam tikrą dalį tos bendrosios vizijos. Aš vėl pradėsiu nuo toli, ar ne? Kuo mes labiau plečiam savo sąmonę, kuo mes didesnės vizijas savo užsikeliam, tuo mes į platesnį vaizdą įsipiešiam. Tuo mūsų vizija didesnė, tuo ji didesnį indėlį padaro į bendrą viziją. Tai jau vadinkim pirminę viziją, jeigu taip, ar ne, galim įsivaizduoti. Tai vadinasi, nėra pabaigos, mano vizija neapsiriboja tik čia. Ne, mano vizija visada turi būti daugiau už tai. Ar ne, jeigu aš jau galiu pasiekti savo viziją ir aš jau pasiekiau, tai reiškia, tai ne vizija. Tai buvo tik geriausias atveju tikslas, kurį įgyvendinau, viskas taškas. Ar ne, vizija visada yra žingsnis tolyn, ko dar neturiu ir galbūt net atrodo, kad šiam gyvenime net neįmanoma tai turėti. Va, čia yra vizija. Ji nuolatos turi būti tai, į ką mes stiepiame, sakykime, taip ar ne, į ką mes einam, į ką mes lygiuojamės ir taip toliau. Aišku,
Tai nereiškia, kad tikrai jau čia šiam gyvenime tai neįgyvendinama, bet kuriuo atveju net ir ta vizija, kuri atrodė pradžiai neįgyvendinama, labai dažnai būna įgyvendinama ir tada automatiškai nauja vizija. Arba sekantis žingsnis tos vizijos, ar ne? Tai va tokiu būdu mes ir einam į tą bendrąją visuotinę, visuminę, universalėją viziją, ar ten kūrėjo, ar ten dar kaip mes pavadinsim, ar ne, šaltinę viziją. Tai va čia tas visas progresas žmonijos toksai. Ir dėl to kiekvienas galim pasimatuoti, kur yra mano vizijos ribos. Sakykime taip, jeigu aš daugiau net negaliu, dėl ko visur, žiūrėk, girdim sakant, think big, ar ne, mąstyk kažkokiais dideliais mastais ir taip toliau, ar ne, siek daugiau, siek ten, nežinau, žvaigždžių mėnulių ir taip toliau ir padaryk tiek, kiek gali, mąstyk, kaip sakoma, globaliai, daryk lokaliai, ar ne. Tai va, tai čia viskas į tą patį susiveda. Todėl, kad mes visi turim, jeigu turim viziją, tai mes žinom savo kryptį. Ir va čia labai dažnai yra, kai žmonės blaškosi, nežinau ką daryti, nežinau, koks mano pašaukimas ir taip toliau, tiesiog neranda tos savo vizijos. Ką mes ir darom intuityviosios mentorystės, ar ne, antrame etape, mes ten būtent išsigryninam aiškumą savo, kur yra mūsų vizija, kur mes einam, link ko einam. Ir atitinkamai šitą kryptim, kaip sakoma, ir keliaujam. Nes kada yra vizija, tai labai daug dalykų atkrinta, ar ne? Atkrinta noras įtikti, patikti kažkam kitam, nes aš turiu savo viziją, aš žinau, kur aš einu. Ir man vienodai šviečia, jeigu kažkam mano vizija nepakeliui. Ar ne? Ir aišku, tu būsi nepatogi su savo vizija, kuri yra nepakeliui tam, kuris nori, kad tu prie jo vizijos prisidėtum, pavyzdžiui. Ja. Ar ne? Tai va čia ir gaunasi tas toksai ir nesusikalbėjimai, ir kažkaip galbūt konfliktai ir taip toliau, ir taip toliau. Kontrastai tie visi mūsų gyvenime, bet vėlgi tai išgrynina dar labiau mano ribas, mano vizijos ribas, nes kiekvienas turim, kaip sakau, savo viziją ir kiekvieno vizija yra teisinga, viskas su tuo yra gerai. Nėra niekieno kažkokia tai nereikalinga vizija, žinai. Kažkam irgi reikalinga ir kažkam kaip papildymas bendrosios vizijos, jinai vis tiek būtinai reikalinga, ar ne? Tai va, kiekvienas turim savo impulsą, savo vidinį tą aiškumą, kur yra mano. Ir dėl to tada yra lengva pasakyti ne kažkam ar ne, kas ateina su savo idėjom ar dar kažkom, kurios nepakeliu, nes tu jau turi, kaip sakant, atsvarą, nuo ko atsiremti, ar ne, kaip tą tokią pagrindinę, ir tada matai, aha, jeigu tai įsipaišai į mano bendrą viziją, okei. Jeigu matau, kad einu jau tolyn nuo savo vizijos, reiškia, jau tai yra netikslinga. Ir todėl, kaip sakau, kiekvienas kažkuria dalim, ar ne, pradžioj galimai į daugelio vizijas gali įsipaišyti ten kažkokiais padėti kažkam ar ne, ten, sakykime, tas vizijas įgyvendinti ir taip toliau. Bet jeigu mes turim dar didesnį tą žingsnį tolyn, tai mes žinom, kam pasakyti ne, o kam padėti. Ar ne? Ir va čia tada ir gaunasi tas ir klientų tikslinių atsirinkimas ir visi kiti žingsniai, kurie jau, jeigu kalbant apie verslą, ne. Susidėlioja? Susidėlioja, ja. Tik tai, vat, ar ta vizija, jinai turi būti, kaip čia, protų suvokiama, ar jinai gali būti intuicijos vedama. Nu, tarkim, kad yra žmogus ateina, paprašo kažko manęs, aš nežinau, kodėl aš tau turėčiau pasakyti, nežinai, bet, nu, man kažkoks nevaibas ir aš dėl to, žinai, atsisakau ten pagelbėti, ne? O kitas žmogus ateina ir čia užkuria tiesiog savo tą idėją, ne, žinai, ir man čia jau automatiškai noras, žinai, prisitraukia mane, turbūt, aš nežinau, kaip ten įvardinti. Taip, tai va čia ir yra tie, kurie neturi savo vizijų, jos labai lengva pritraukti tų, kurie turi stiprias vizijas ir kurie aiškiai, dėl ko tas žmogus, kuris tikrai turi savo viziją, jis yra mums, ne, iš šalies atrodo ir pasitikinti savim, ir įtaigus žmogus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai dėl to tie tokie žmonės su stipriam vizijom, jie yra kaip tie magnetai, ir ne, bet mes tą patį magnetą kiekvienas galim savy užsiauginti, kaip sakant. Tada mes turim aiškę savo viziją, bet jeigu mes patys plaukiojam, tai vieną dieną viena vizija, kitą dieną jau gal kita vizija mano, žinai, paskui gal iš vis, kaip sakoma, kibienį fienį, ar ne? Tai va, paskui žiūrėk, vėl jau žinai, pas kažką pamatai, o aš irgi taip noriu, tai va čia dabar bus mano vizija. Tai va šitie visi nusitaškimai į kairę ir dešinę, tai rodo, kad mes iš tikrųjų pabėgom nuo savo vizijos, jeigu pradžioje ir turėjom, ar ne, arba tiesiog dar jos neišsigryninom, neišsiaiškinom ir
ir dėl to blaškomės, dar vis blaškomės. Bet tai ta vizija vienam žmogui, jinai yra nekintanti, ar kaip? Jeigu tu sakai, kad iki kitų gyvenimų net ten Aš jinai. netgi taip įvardinčiau, kad mes čia turim tam tikrą vieną bendrą, sakykime, nu, kokią bendrą, kiekvienas atskirai ar ne, bet daugeliu atveju ir sutampančią tematiką, taip įvardinkim. Tematika, sakykime, mūsų gyvenimo tematika. Ar ne, Mhm. jeigu taip jau įsivaizduoti, kad čia mes kaip sielos nusileidžiam ten kokiais tai būdais, aišku, iš paveiksliukų pasakoju, iš pasakų pasakai sakau, bet ir daug kas jie seka kaip rimtus įrodymus čia kažko tai, žinai. Tai va, bet tarkim, ar ne, jeigu tom pasakom sekant, mes kaip sielos nusileidžiam čia jau į tą žemę, nevažinai, tai va, tai mes, sakykim, taip, kad nusileidžiam, jeigu jau sekti tą pačią pasaką su tam tikra tematika. Tai va, tai yra mūsų vizija. Ne, tai galim įvardinti kažkokią mes čia, žiūrint, labai skirtingos sistemos aiškina skirtingai, ar ne, ten pagal kažkokią tai spindulį, pavyzdžiui, kažkokį tai, ar ne, galimai mes irgi čia to spindulio realizuoti atėjom, sakykime, ar ne, padėti kažkam tai spinduliui realizuotis. Arba, kaip sakau, tematika tam tikra, kurią mes kiekvienas jau natūraliai savyje turim, išjaučiam, tik tai protų labai dažnai neigiam ir ieškom kažkur kažko, nes labai nedrąsu, ypatingai jeigu tai yra tavo artimoje aplinkoje, nėra tų, kurie eina pagal šitą, sakykime, viziją arba tą tematiką, ar ne, tai tada yra labai sudėtinga pačiam tarsi pradėti, ar ne, kaip aš sakau, pradedam naują kišenę tarsi šitam visam, ar ne, naują paradigmą, ką aš ir kalbu, ar ne, dėl to, kad mažai yra į ką atsispirt, sakykime, nuo ko atsispirt, ar ne, ir atrodo, kad tai yra neteisingai kažkas. Ir dėl to mums kyla baimės, dėl to mes norim kažkokio patvirtinimo iš šalies, ieškom kažkokių bendruomenių ar dar ko nors, prie ko mes ten galim prisišvartuoti, kaip sakoma, kad mus palaikytų, nes mums palaikymo tam tikro reikia, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu mes turim iš tikrųjų tą pajautą, sakykime, ar ne, ir neleidžiam kitiem įtikinti, kad kažkas su manim yra negerai, iš serijos, ar ne, mes tada tikslingai. Ir jeigu išmokstam sekti tą, ką aš vadinu vidiniu vėliu, vidiniu tuo vedimu, ar ne, mes tada ir gaunam tos impulsus, kurie mums patvirtina, kad mes pakeliui einam, arba patvirtina, kad ne pakeliui einam, ar ne, su ta savo vizija, tada mes blogai jaučiamės ir taip toliau. Ir ieškom, tai kas čia, kaip čia, ir kokį čia dar bloką išsivalyti iš serijos. Iš tikrųjų pametė į viziją realiai, ar ne? Tai va, tokie tai dalykai. Ir man dabar atėjo vėl kita mintis į galvą, kadangi scrollindama Instagram ar kažkur ten mačiau Reelsą, kur buvo parašyta, jeigu tu esi ar mama, ar vieniša mama, neatsimenu aš ten, žinai, kaip buvo įvardinta angliškai. Mano didžiausias prašymas ar ten rekomendacija būtų susikurk naują akauntą, naują paskyrą, žinai, Instagramą, užblokuok visus savo pažįstamus, visus ten draugus ir visą kitą, kad nieko nebūtų ir pradėk savo ten kažkokią tą veiklą, tą kanalą ar informaciją skleisti ir kelt ir panašiai. Čia tikslingas toks veiksmas atsiblokuoti nuo visų ar... Čia vėlgi, žinai, priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, nuo žmogaus gebėjimo išlaikyti save kryptyje, nuo gebėjimo nepasiduoti kitų įtakoms ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tu esi visiškai, nu, toks palaidas, tabaluojantis ir kiekvienas, kuris sušvilps tave jau nuneš, arba kuris papūs tave jau nuneš į kitą pusę, žinai, tai tada kaip ir tikslinga atriboti, nes bet kuriuo atveju, kada mes einam į kitą paradigmą, kada mes einam į kitą, nu, nebenoriu žaisti tais, žinai, sąmoningumo lygiai, nes paskui viens kitą jau čia ieškom, kas sąmoningesnis už kažką, žinai. Tapatybė nauja. Jo, bet iš principo, sakykime, kada mes jaučiam, kad mes sugebam išlaikyti save tam tikroj krypty, tai tada šitie pašaliniai dalykai nereikalingi. Čia tas pats, kai buvo vajus, ar ne? Viskas čia, taigi aš labai sąmoningai, reikia vis televizorius išmesti, nu nestengi priešas, ar ne? Kažkoks tai ten per tą televizorių išlys ir tau pripudrins smegenis. Nu tai jeigu tai esi dar tokia mąstyme, tai taip, tada tikslinga tą televizorių išmesti, kaip ir aš kažkada. Tai tokiu atveju taip.
Ir mes, kaip sakoma, ir yra tas alė sąmoningėjimas, ar ne, kada tau iš pradžių atrodo, kad čia yra teisinga ir viskas gerai, ir jeigu tau kažkas pasakys, ne, mes televizorių žiūrėk televizorių ir vis tiek išlaikyk save, žinai, tai tau atrodys, nu kosmosas nesąmonė ir aišku bus nesąmonė ir ėjimas sunkiuoju būdu, kas irgi netikslinga, ar ne? Tai jeigu tau yra lengvesnis būdas paimti ir, kaip sakau, išmesti, atsiriboti, sukurti naują, čia uždaryti dar kažką, nu, kas tai bebūtų, ar ne, tai tada taip. Pagal kiekvienas renkamas vėlgi pagal save, ar ne? Nes ką ir sakau, intuityvumas čia yra numeris vienas, kuris yra pagrindinis vedlys einant į mūsų tikslus. Ir jeigu mes šito nenaudojam, nes būtent intuityvio mentorystė ant to ir pastatyta, sakykime taip, ar ne, jeigu mes nenaudojam savo pagrindinio resurso, tai mes tada naudojam kažkieno tai duotus, darom kaip, žinai, kareivukai, nes taip reikia iš serijos, paskui, aišku, ir ištankam, ir pavargstam, ir nervuojamės, ir pykstam, ir vis taip kitaip, ar ne, ir galiausiai metam, ir vėl ieškom kažko tai naujo. Tai šitie dalykai rodo, kad mes tiesiog paklydom nuo savo vidinio vedlio, nutolom. Ir tikslas kuo greičiau sugrįžti. Bet dabar taip pagalvojau, kitų žmonių duoti tie įrankiai pagal jų sistemas atrodo, kad yra kažkoks pagrindas po kojom, žinai, kad vat reikia taip daryti ir čia tikrai veikia dėl to, kad, nu, tokia sistema yra, taip veikia, žinai. Ir jeigu tu pradedi eiti pagal intuiciją ir pagal tai, kaip tau atrodo, ar ten praskipini, praleidi kažkokius ten tos žingsnius, žinai, toj visai sistemai, tada atsiranda viduje toks, blemba, o gal nebeveikia, žinai, gal aš čia kažką ne taip padariau, tai kaip žmogui dabar, kuriant savo, nes mentorystėje, aš kaip supratau, kuriam savo autentišką būdą. Taip. Kaip tavo pasitikėjimą? Mes nerengiam kopijų, kaip sakau, ar ne, mes nerengiam tos, sakykime, aš kažkokią tai neva X sistemą sukūriau ir dabar visi išmokstat mano X sistemos ir visi dabar dirbat pagal tą mano X sistemą, ar ne? Tai pas mus nėra taip. Taip yra pas visokias ten terapijas ir visokius kitokius modelius, coachinimus, dar kas ten bebūtų, ar ne, yra tam tikra sistema, tam tikras modelis, kurį duoda kaip gatavą, žinai, kaip kokią frančizę. ir paskui ant to tu jau, sakykime, gyveni, nuveiki. Mūsų atveju yra kaip tik mes atrandam, padedam jums atpažinti savo kryptį, savo viziją, savo tą tematiką, sakykime, ar ne, kurioje atpažinti savo būdus, kaip man šitoje tematikoje veikti tikslingai. Ar ne? Tai va, tai čia šiuo atveju, sakykime, jeigu kalbam apie mentorystę kaip būdą padėti žmogui, ar ne, tai tada savitą būdą mes išsigryninam čia kiekvienam autentišką būdą ir dėl to tai yra autentiškas metodas. Tai nėra, kad copy-paste, ar ne, kažką tai nukopijuoti nuo manęs, nuo kažko, ar ne, tam tikrą būdą, bet ne, mes kaip tik tai padedam jums atrasti savo unikalų, tą, kurį jūs toliau naudojat ir jau dirbat, sakykime, su savais klientais. Tai va, tuo mes, sakykime, ir išskirtinumą tam tikrą turim, ar ne, bendroji rinkui. Ir kita vertus, mūsų tas pagrindinis, jeigu žiūrėti kaip į sistemą kažkokią, ar ne, tai pagrindinis elementas yra būtent per intuityvumą. Ir tai yra pas kiekvieną. Ir tai nėra, kad atidaryk trečią akį iš serijos, žinai, arba išgersiu javaskas ir va dabar nušviesiu. tai čia tikrai nėra šitie būdai, tai yra natūralūs būdai, kai mes nežiūrėk, jeigu taip žiūrėt ar ne, paradigma, tai yra tam tikrų įsitikinimų, tam tikrų veikimo modelių, būdų ir taip toliau, tam tikras nežinau, būdas, kaip čia vėl žodžių netgi trūksta tam įvardinti, ar ne, visuma gal taip, ar ne. Tai va, tai jeigu mes šitą įsitikinimų tam tikrų ar net ten būdų, modelių ir taip toliau tą visumą keičiam kitą, kas būtent mūsų tikslas yra intuityvioj mentorystėje, mes einam į kitą, mes gaunam visiškai kitokius įsitikinimus, arba kitaip sakant, ne tai, ką gaunam kitus, bet mes paleidžiam tuos, kurie mums nebereikalingi. Čia vat yra mūsų, sakykime, gal labiau. Ne tai, kad mes dar užkraunam papildomai, nes labai dažnai čia būna, kai žmogus užsikrauna tik papildomai tam tikrą informaciją, o senosios dar pagrindas tebėra ir čia gaunasi iš vis konfliktas. Tai ko dabar tikėti? Tai čia tuo ar tuo? Tai čia, žinai, sako, vat eiti, daryti, veikti, o čia, žinai, ne, plaukite pasroviui, žinai, čia viską darykite taip kaip flow ir taip toliau, ar ne? Ir vėl, tai kom tikėti? Tai kur čia kas kaip ką, žinai?
Tai va, tai čia šitoje vietoje yra pagrindinis atspirties taškas intuityvumas, arba tas vidinis vedlys, kuris mums duoda visą tiesą tame momente, kuriame mes esam tuo metu, kada mes tos tiesos norim. Ar ne? Tai va čia yra mūsų bazė, kai mes randam savyje tą savo ašį, kaip sakau, tą savo atspirtį, tą savo vidinį vedlį, nu, vadinu taip, nors galimai tai atrodo irgi kaip kažkoks ten ale trečia persona. Nu, bet tai yra tam tikras mūsų, sakykime, pagrindinis esminis srautas ar ne informacinis, gal taip tada, kuris yra tas tiesos srautas, tas kuris yra, ką mes dažnai vadinam besąlyginę meilę, kai sakome, besąlyginė meilė, jau čia kaip ne, besąlyginė meilė yra išnulinimas, tai yra neutralumas, tai yra šita būsena, ar ne, tai vat, mūsų tikslas būtent ir yra atpažinti savo šitą būseną, sakykime, kuri duoda mums tiesioginius atsakymus kiekvieną akimirką, kada mums to reikia. Tai va čia yra svarbiausia, tik tai čia žinai, kur yra, dar netgi jeigu ir sugebam išgirsti, tai ne visada sugebam klausyti ir vadovautis tuo. Tai čia jau yra kitas niuansas. O su šituo irgi dirbam? O su šituo irgi dirbam, dėl to, kad turim tai, ką mes vadinam, ar ne, tą visą ekosistemą parengę, tą visą palaikymą ir gairės, vedimą ir atsakymus ir vadinkim tą išorinę tam tikrą netgi motivaciją, kad susikurtų vidinę inspiraciją, sakykime taip. Labai čia taip manau. Jau kokiais aukštais pilotažais žodžiais čia. Nes kuo skiriasi inspiracija, ar ne, nuo tos jau motivacijos, nes dažniausiai visur yra motivacija. Motyvuoja, bet jeigu tu neturi vidinės inspiracijos, tai yra motivacija iš vidaus, taip sakant, ar ne? Tai tada tave gali motyvuoti, kiek tik nori jo. Ir kitas užmotyvuos vėl eisi paskui kitą srovę su kita tema ir paskui vėl jausies nelaimingas, nes ne savo temai gyveni. Kaip sakau, ne savo vizijoje, ar ne? Tai va, daug tokių niuansų. Tiek užsikūriau, kad Varyk! Tik vėl tai užmotyvuosiu. Inspiracija. Nu gerai, biškį. Vandenu, kad atsigersiu, kaip sakant, tas liepsnas, kurio aš jau kyla. Bet kaip gerai klausos tos liepsnos, žinok. Nu tai gerai, nes man tai yra taip aktyvu ir tai yra taip mano. Matosi iš veido. Kaip atpažinti, kai tu degi tuo, tai taip ir atpažinti, kad tikrai esi savo vietoje ir savo tematikoje, kaip sakau. O tai tada perdegimas? Egzistuoja toks dalykas savo tematikoje? Tai perdegimas egzistuoja, kada mes neturim tam tikrų, sakykime, struktūrų, ar ne, įvardinkim taip, tam tikros konkrečios sistemos. Kada mes plaukiam tiesiog iš plaukimo, o ne iš, nes žiūrėk, kartais netgi, kaip sako žmonės, nu man taip smagu, tai ir man taip ar nebūna, kad ir dabar su tuo klaudų bendradarbiaujant dabar, wow, man ten toks, iš pradžių aš negalėjau, viskas čia man taip nervina, visi dalykai. Agne, gal tu gali. Dabar man taip įdomu ir aš kaip džiaugiuosi, kad tu neturi to kovokerio. Negali prieiti prie mano informacijos ir man vis tiek pačiai tenka su viskuo dirbti. Tai čia matyt, tokia ir buvo intencija mentorės, žinai. Taip. Tai žodžiu, aš labai dabar jau, kaip sakant, kaifuoju ir nuo viso to, nes matau, koks palengvinimas, kiek daug dalykų gali padaryti tiesiog tu atsisėdėjus, kaip sakoma, su savo AI agentais ar ne, tai ir wow, aš vien per šiandien, va dabar 12 valandą mes susitikom ar ne, vien per šį rytą aš pasidariau turbūt minimum savaitės darbus, per tas kelias valandas. Tai žodžiu, jo, bet kas yra, jeigu tu esi tame užsidegime, grįžtant prie klausimų, ar ne, ir tau atrodo, čia kaifuoju, ar ne, nuo viso to, ir nejauti ribų, ir tu gali jau, kaip sakoma, ten užsikaifuoti jau ir iki nakties, ir iki paryčių, kaip kartais. Buvo, žinau, ką tai reiškia. Va, tai tada jau faktas, kad tai nėra sveikas, ar ne, entuziazmas, imkim taip.
pradžioj taip yra tas entuziazmas ir viskas su tuo yra gerai, bet labai dažnai va čia, kada mes nesustyguojam, kaip sakant, šitos vietos, mes labai greitai perdegam. Ir čia galimai žmonės turi tą tokį, kaip čia dabar gražiau įvardinus. Drėp kaip yra. Žodžiu, tiesiog jie yra žmonės, sakykime taip, ar ne? Ir dėl to turi daug tokių tam tikrų net savo galbūt nesuvokiamų dalykų, ar ne, kurie jį stabdo, kurie jį trukdo. Nes, sakykime, galimai žmogus, kai pagauna jį entuziazmas, ar ne, nes man irgi taip pat būdavo tikrai, kad pagauna entuziazmas ir atrodo, va dabar varysiu iki paryčių, jau tikrai varysiu, nes galimai jau rytoj nebeturėsiu tos energijos ar to entuziazmo, ar tai šiandien reikėjo daugiau užsigrobti ir padaryti. Įkvėpimo to nebus, vėl savaitę kokią, tai reikia dabar užsigrėbti. Taip, tai va, tai čia yra, kada mes neturim sistemos, kada mes einam visiškai pagal tą alio flow, vadinkim, ir paskui per tą patį flow mes išsiderinam. Ir gal čia ir tas... Įstatinėti reikia ar dar kažką. Jo, ir gal čia per trūkumo sąmonę veikia, kad gali būti, kad nebus to įkvėpimo ten savaitę ar mėnesį laiko. Taip, tai čia dėl to dabar čia reikia. Šitą trūkumo sąmonę šiuo atveju jinai atsiranda dėl to, kad nėra sistemos aiškios. Dėl to, kad protas valdo tave, o ne tu protą. Dėl to, kad tu negali pasakyti savo, kad dabar yra laikas tiek ir tiek tam ir tam. Ir netgi tas toksai, jeigu mes, sakykime, ar ne, yra, imkim, valanda laiko, tu davei savo valandą laiko, ar ne, bet prasidėti kažkaip jau žiūri valanda, o dar čia pusę sakinio maždaug ir neužbaigta, tai ką dabar čia mesti visą tą pusę sakinio ir jau eiti laukžinį. Ne, tada vėl užsiduodi, dar, sakykime, ten kažkiek tai ar minučių konkrečiai, ar ne, jeigu tu matai, kad tikslinga ir ten, kad ir tą pačią dar 1 valandą užsidėti, ar ne, jeigu tau nemaišo kitiems tavo planams, nes galbūt ten paskui jau kažko kitą nepadarysi, kas irgi buvo tikslingai suplanuota, ar ne, dėl to planavimas yra vienas iš tų, nes kai tu neplanuoji, už tave suplanuoji kiti ir tada tu pagal jų dūdelės šokį. Tai va čia viskas vėlgi tą patį. Ir va šitie dalykai, jie yra, kai nėra tos vidinės disciplinos, kai mes priklausomi tik nuo to, kad kai kas nors man jau lieps, tai tada padarysiu iš serijos ar ne. Kai nėra tos aiškios struktūros, nėra aiškaus suplanavimo ir visų kitų dalykų, nes ką aš ir vadinu struktūrą, ar ne, ir ta pati disciplina ir tas pats planavimas į tą patį įeina. Tai va, tam tikras ritmas ir man labai patinka šitas žodis ir jisai pats, sakykime, toks sveikiausias ir netgi maloniausias ir tikslingiausias, sakyčiau, ar ne, todėl, kad jeigu mes planuojam ir čia viskas tom valandom ar minutėm ir paskui tada irgi iš to išsiderinam ar perdegam vieno to tokio griežtumo savo, ar ne, tuose planuose. Bet jeigu yra ritmas, mes jau jame tiesiog atitinkamai banguojam, ar ne, va čia atsiranda ir flow visame tame. Ir dėl to į tą ritmą turi būtinai įeiti ir tai, ką mes galim vadinti laiką savo, kad nebūtų tik tais planas ir nusikaliu viskas tik į lovą, žinai, vakare, o ryte jau negaliu vėl atplėšti akių ir pykstu, kad vėl pirmadienis ar dar kas nors, ar ne? Nes reikia vėl reikia kažką daryti, ne. Kai mes pasidarom tai ritmu, tai mums ir gera tame ritmu, svarbiausia ritmą patys savo turim susikurti, ne kažkieno kito primestas ritmas, vėlgi ar ne akcentas. Ir būtent dėl to, vėlgi, veikiant per intuityvumą, ar ne, intuityvioje mentorystėje, mes irgi susižiūrim savo patogų ritmą. Mes planuojam būtent per intuityvumą, o ne dėl to, kad pasiskaitam, kaip teisingai planuoti ir dabar planuojam pagal tai, ar ne? Žodžiu, tai yra visiškai kitas modelis, jeigu jau taip pasižiūrėjus iš šalies, ar ne, lyginant su tuo, kas yra paprastai kažkur kitur duodama ar mokoma ar panašiai. Tai va, kada mes savo, kaip sakau, pagrindiniu atspirties tašku pasidarom savo vidinę ašį, savo tą vidinį vedimą, sakykime, vidinį vedlį, va tada visa kita aplink dėliojasi. Tik tai, aišku, vėlgi sakau, visur mes susidėliojame tam tikras struktūras. Nes kiekviena nesėkmė, jinai nėra nesėkmė, jinai yra tiesiog struktūros nebuvimas tam tikroje vietoje. Ir tai, ką mes laikom nesėkmę, ten atitinkamą struktūrą susidedam. Aišku, susižiūrim, dėl kokių dalykų tai įvyko, gal kažko tai laiku nepadariau, gal kažkas dėl to laiku nepadarė kažko, dar kažkokie tai kiti dalykai. Tai va, tai čia šitoj vietoj
kaip sakoma, susižiūri, susikoreguoji ar ne, vėl atitinkamas struktūra, atitinkamas ritmas, kuris patogus, jeigu tai yra susijęs su kitais žmonėmis, aišku, mes tada turim susižiūrėti, kad mano ritmas neišmuštų kito žmogaus ritmo. Nebent jis yra grinai tas plaukiojantis, kurį ten, žinai, kuris neturi savo ritmo ir, kaip sakant, ten jau kaip paduos banga, taip ir nučiuoš, ar ne su jie. Bet jeigu tai yra sąmoningi žmonės, imki mąstantys žmonės, o ne tik tai vaizduojantys sąmoningus, ar ne, tas dažnai būna. Aš pat irgi labai ilgai, dėl to man ir juokinga. ir taip, žinai, kaip sakyt, aišku, kas ten vyksta tų žmonių galvose ir tų žmonių gyvenimuose. Va, bet kai mes jau tikslingai mąstom, tikslingai darom, tikslingai veikiam, tai tada viskas ir keičiasi. Kažkokias 2 mintis dabar turėjau dar galvoj. Viena iš jų buvo ta, kad eisiu skaityti knygą iš naujo, kadangi supratau, kad vis dėlto yra ten tų sliekų. Kad vis dėlto yra ten tų sliekų, žinai, ant to asfalto. Va, čia dar vienas momentas, kaip atpažinti, nes kartais irgi mes tave taip užglušinam, čia tipo, žinai, aš čia visą pozityviai, man čia viskas gerai iš serijos, žinai, nes labai daug to glušo, kaip sakant, jau praėjom per tą etapą, ar ne, ir paskui mes užpumpuojam šitą informaciją ir nematom realybės iš tiesų, ar ne? Tai va, tai jeigu žiūrėti iš tos pozicijos, mes tada nuo ko aš pradėčiau žiūrėti, tiesiog pereiti savo, sakykime, pagrindinės gyvenimo sritis, ar ne, ir kiek tu jas įsivertini. Ir tada pažiūrėti, o kiek būtų iki, pavyzdžiui, 10, nuimkim nuo 1 iki 10, ar ne? Įsivertinimas ten gal imkim kokie 8, tai kas yra tame tarp nuo 8 iki 10? Ar ne? Arba kas galėtų būti dar daugiau už tai, jeigu jau atrodo, kad 10 ir taip. Tai kas galėtų būti dar už tai? Ką turėtų mano, ką galim sakyti, ta mano kita aukštesnė versija, ar ne, šitoje vietoje, kaip jinai tą aukštesnį lygį savo pamatuotų. Jeigu net ir taip jau mąstant, ar ne, nes daugam jau tiesiog, kaip sakant, suvokimai šiek tiek ir panetkės, kaip sakoma, kitas. Tai va, tai tokiu atveju mes naują standartą savo užsidedam. Ir jeigu mano, ar ne, norma kažkokia tai buvo atitinkama tokia, tai aš dabar, sakykime, save persižiūrėjus per savo gyvenimo sritis, atitinkamai iš tą savo kartelę pakeliu šiek tiek aukščiau. Ir tada šitą kartelę įgyvendinu kaip normą, arba ką aš vadinu kaip savo identitetą naują. Kaip savo tą naują tapatybę, naują identitetą, kuris jau tampa mano norma. Nes šiai dienai mes kiekvienas pagal savo situaciją turim tą savo normą arba tą savo atspirties tą kažkokį tai tašką, nuo kurio šiek tiek paklaida į vieną, į kitą pusę jinai irgi visada yra. Bet jeigu mes imkim, sakykime, tą paklaidą ar ne, lai būna viskas gerai, jeigu mes sugrįžtam vis tiek visi tą patį, ar užkylam aukščiau, bet žiūrėk, bum, nukrentam vis tiek atgal, arba mums tai blogai, bet vis tiek yra blogai, vis tiek atsistatai į tą pačią normą, tai va čia mes taip galime atpažinti, kur yra mano norma, mano standartas, mano gyvenimo standartai, ar ne? Bet jeigu mes jau atpažįstam, kad mes galim pakilti ir aukštesnę, vadinasi, mes galim ir šitą aukštesnę padaryti savo standartą. Ir tada jau žiūrim, kuo skiriasi senosios mano versijos, imkim taip, standartai nuo mano naujosios, ar ne, standartų. Ir tada tokiu atveju jau mes gyvenam iš naujosios, veikiam iš naujosios, mąstom iš naujosios ir va čia yra tai, ką mes ir vadinam tą naują paradigmą. Nes tai yra kita kokybė. Kaip dažnai galima atlikti tą testą? Nes aš dabar tai pagalvojau, kad kodėl man čia viskas buvo 10 iš 10, gal dėl to, kad aš buvau tam entuziazme, tam, žinai, čia viskas kaifas, man čia 10 iš 10, žinai. Ir kaip tu sakai, banguoja. Taip. Tai banguoja per dieną, gali užbanguoti ten visai, žinai. Tai kaip būtų tikslinga, kas kiek laiko tą testą prasijaust savo, prasidaryti. Aš nerekomenduoju kiekvieną dieną to daryti, čia tas pats, kas svoris, žinai, čia vieną dieną užlipai ant svarstyklių, oi čia gramas į vieną pusę, čia kitą dieną gramas į kitą pusę ir jau nervai kyla, žinai. Tai dėl to net ir ten sakoma nesisverti, žinai, taip tankiai pradžioj pasisvėriai, gale pasisvėriai. Dėl to čia ir knygoje pat yra pradžios testas ir pabaigos testas. Tai va, tai dėl to pradedam su tam tikru, ar ne? Ir kaip sakau, šitoje vietoje, jeigu save dar ant hypo to pamelavom savo, kad viskas puiku, nuostabu ir nebėra kur daugiau pakilti, tai šitoje vietoje, kaip sakau, šiek tiek tos rožinius akinukus reikia nusiimti, žinai.
Ir, Gerai. ir tada pasižiūrėti jau, nu, sakykime, blaivesnėm akiem, imkim taip ar ne, arba eiti jau tikrai neužsibangavus ten, žinai, po kokios tai meditacijos, kai viskas jau ten, o tiesiog natūralioj, neutralioj būsenoj, nu, tokiai, sakykime, savo standartiniai būsenoj, ką Mhm. mes laikom standartu ar ne savo dienos. Ir tada iš to standarto žiūrėti, kaip pakelti tą savo standartą iki tos, kad ir tos būsenos, kuri pradžioje atrodė vieni dešimtukai, bet jeigu aš jos nesugebu kasdienybėje išlaikyti ir kiekvieną akimirką būti dešimtukuose visur, kas neįmanoma, ar ne, tai tada mes suprantam, kad nu, tiesiog netaip. Ne, Jo, tai va, tai aš perdaryčiau, savo užlūžai. vietą aš perdaryčiau. Perdarytum. Tai aš jau kai mes kalbėjom ir kai apie ritmą pradėjai kalbėti, galvoju, va, reikia iš naujo skaityti. Bet žinai, kas gali būti? Dėl to, kad aš knygoj, kadangi tai yra vadovėlis ir tu į tą knygą gali rašyti, ten yra palikta vietos, žinai, gali būti, kad aš darydama tą testą seną užmačiau informaciją, nors ten pieštuku, žinai, bet specialiai sakau, neskaitysiu, tik tai ten pavyzdį vieną. Ir gal aš užsikabinau ant tos senos, kaip čia, ne tai, kad blogosios, bet, žinai, nu tos minimalios ir dabar aš visai kitas žmogus ir man dėl to čia viskas geriau ir geriau ir geriau, žinai. Jo, čia gali būti tas dalykas, kad mes pasižiūrim, o ir šitas jau pas mane įgyvendintas, o ir šitas įgyvendinausi, mes vis tiek tai mastom iš praeities, kaip aš sakyčiau. Ar ne? O ką aš dar noriu gyvendinti, kur aš dar galiu pasistiepti, kur dar kas gali būti geriau, va čia yra tai, ką mes turim, kaip sakau, susifokusuoti, ar ne? Ir va iš tos pozicijos tada jau eiti tolyn. Tai ne taip knygą skaičiau. Taip gerai, kad išsiaiškinom, nes galimai ir daugiau yra netaip skaitančių. Ir kita vertus, aš esu dar to pačiu irgi pridėsiu, nes dar vieną klausimą dažnai gaunu. Sako, arba tokį, žinai, pasibėdavojimą. Kas šį pas mane per žodį šiandien? Žodžiu, sako, pradėjau skaityti ir ten, sako, tas va toks kažkoks ten didelis, žinai, darbas, didelis ten kažkoks pratimas ir, žodžiu, man ten atšoka fantazija jį daryti ir va, nuo to laiko nebeskaitau knygos. Tai ką aš sakau, tada tokiu atveju pereikit per tai, bet skaitykit toliau. Nes jeigu ties ta vieta savo uždaro duris, tai jūs uždarot savo apskritai ir toliau visas duris, ar ne? Tai jeigu jau net ir ateitų, aišku, suvokiam, kad kiekvienas mano veiksmas, jisai yra toks veiksmas, kokį aš visada darau ir šiaip gyvenime. Skaitant knygą, nežinau, plaunant indus. Tu čia mintis mano skaitai turbūt. Kaip? Tu čia turbūt mano mintis skaitai, nes mano klausimas buvo, žinai, ar geriau atmestinai padaryti, bet padaryti, žinai, ir pereiti toliau, ar geriau nedaryti ir skaityti toliau, žinai. Tai čia šiuo atveju, aišku, daugelis yra, tikrai tikiu, kad nemažai yra tų, kurie, kaip tu sakai, atmestinai daro šitai ar ne, nes įsivaizduoju, aš vis tiek geriau žinau, tai čia, žinai, maždaug paskaitysiu tik dėl to, kad paskaityti. Tai jeigu mes skaitom dėl to, kad paskaityti, tai tada ir gaunasi rezultatas, perskaičiau knygą ir viskas. Ja. O jeigu jau aš žiūriu į tai kaip į realiai, sakykime, savo gyvenimo transformaciją, ar ne, tai va tada tokiu atveju šita knyga yra superinis dalykas, kurį reikia tada tokiu atveju savo pasiimti kaip vadovėlį, nes ne veltui ir vadina visi vadovėlį, ar ne, ir pagal tą vadovėlį tiesiog dėlioti savo žingsnelius, kas ten yra. Ir tokiu atveju išsityrinėti, išsiaiškinti, nes ten labai daug tos savistabos, sakykime, ar ne tų dalykų, kur aš save apgaudinėju, arba kažkaip kitaip matau, ar ne tam tikras situacijas, tai va pamatymas iš visiškai kitos pusės, plus daug labai visa sistema praktiškai ir ne išdėstoma ir išaiškinama, kaip šitą mechanizmą visą, sakykime, taip suprasti, kaip tas pokytis vyksta. Taip sakant, ar ne, kaip nebeatidėlioti, kaip suvokti, ko noriu, arba kaip atsirinkti iš daugybės norų tą vienintelę, arba kai neturiu, net nežinau, ko noriu, ką daryti. Žodžiu, nuo tokių elementarių dalykų, kur netgi atskirais klausimais, tokiais ten labai daug mini klausimėlių yra, ar ne, kurie realiai yra atėję iš žmonių gyvenimų, iš žmonių patirčių, su kuriais dirbu. Jie visi sugulė, kaip sakant, į šitą knygą. Kaip atsakymai tam tikri, ar ne, žmonėm, iš kurių daugiausia gaudavau klausimų. Arba kokio tipo klausimų daugiausia gaudavau. Tai dėl to čia yra
beprotiškai daug superinės informacijos, kuri iš tikrųjų atveria akis ir ausis, ir aiškumą visą, kaip toliau dėliotis, kaip toliau gyventi, kaip sakant, jeigu aš noriu eiti į pokytį, o nenoriu gyventi, nu, tiesiog tame, kame šiuo metu gyvenu. Mhm. Aš žinau, dabar tik tau kalbu ir aš pati vėl skaitysiu. Jaučiu, kad jau vėl noriu. Tai gerai, atidarysim knygų klubą. Nors Jo. jisai atidarytas mentorystės arba ten Facebook'o tai grupiai. Knygų Aš tą klubą. knygą iš tikrųjų ne vieną kartą skaitau ir kiekvieną kartą vis tiek atrandu dar ką ir savo. Gerų dalykų, kaip sakant. Tai dėl to, kiek kas nuoširdžiai ją perskaito, kaip sakant, neatmestinai šiuo atveju ar ne, o iš tikrųjų įsiklausydami į tai, kas ten yra, o dar tiksliau įsiklausydami į save, nes knyga ir padeda susijungti su savim tiesiogiai, nes tai pati pradžia va to intuityvaus vedlio, sakykime, to vidinio ar ne. Ir tada galimai knygoje yra keli tokie, sakykime, senobiški žodžiai. Kaip tu man patinki šiandien? Ačiū. Taip pat, tai tie senobiški žodžiai, ką turiu galvoti, tai ar ne, ten tos vibracijos, šviesa, žinai, ten nu to dvasinio, sakykime, konteksto, ar ne. Tai tie žmonės, kurie nelabai tame arba jau nebe tame, tai tada tiesiog filtruokit, kaip sakau, šitas vietas, ar ne, bet vis tiek esmė lieka ta pati, nieks ten nekinta. Nes aš prisimenu, kaip mes dar irgi ten studijų laikais gavom tarybinę knygutę, beje, vokiečių kalbos apie pionierių, bet kadangi ten buvo labai nu, tokie tekstai, kurie patogus ir lengvi, sakykime, mokytis, ar ne, kaip vadovėlis irgi, tai dėl to mums taip ir sakė, prafiltruokite tai, kas ten su tais, žinai, senovę susiję ir pasilikim tik tai tiesiog, žinai, kaip mokymas tam tikrą, sakykime, informaciją. Tai va, tai čia šiuo atveju kažkam kliūna tie visi kartais ten per daug dvasiniai kažkokie žodžiai ar kažkokie ezoteriniai ar dar kas nors, nors iš tikrųjų čia yra knyga ne apie ezoteriką, jinai yra apie mokslą labiau negu apie ezoteriką, apie mūsų protą, kaip jis veikia, apie tą visą mechanizmą, kaip per savo sąmonės tam tikrus pokyčius, sakykime, padaryti pokytį ir savo realybę ir taip toliau. Tai va, čia yra daugiau mokslo negu kad kažkokių kitų dalykų. Bet sakau, jeigu kažkam užkliūva, tiesiog prafiltruokit tai. Beje, apie filtrus rašau knygų, kaip tas yra filtruojama, nes mes viską savo gyvenime filtruojam. Taip kad čia labai lengva yra atsifiltruoti, kai tu suvoki, kaip ir viską mes iš aplinkos galim taip atsifiltruoti. Ir tą patį televizorių tada nebūtina išmesti, ir tuos pačius Instagram ar ten dar kažkokias tai kitokias paskyras naudoti, neieškant ir ten viskais atsikratyti, kaip sakant, ir pradėti viską nuo pradžių, ne, mes savo gyvenimą net ne nuo pradžių niekada nepradedam, nors, na, žinai, pradėsiu nuo pradžių, ne nuo pradžių, pradėsiu nuo ten, kur sustojai. Tik tiek, kad jau su savo navigacija, jeigu jau susidraugauji, kaip sakau, ar ne, tai tada tau yra aiškiau, kur toliau dėlioti savo žingsnius tam, kad apeiti visas kliūtis, apeiti kažkokius tai sunkumus gyvenime, problemas ar dar kažką, nu ką reiškia apeiti, ar ne, galbūt skamba, kad čia jau pabėgti, ne. Tai yra, tai čia ne apie pabėgimą, čia yra apie tikslingą savęs suvokimą tam tikroje situacijoje ir kaip toje situacijoje elgtis. Taip gal sakyčiau. Situacijos neišpūtimą. Situacijos neišpūtimą ir nesumažinimą arba nepabėgimą, apsimetimą, žinai, čia matau šiukšlių krūvą, sakau, koks gražus gėlynas. O kvapas! O kvapas! Tai va, tai mes šitokių dalykų niekam nerekomenduojam ir nedarom, nes labai dažnai va tas, žinai, rateliuose visuose, kaip sakau, tai ten apsimesk, kad iš serijos viskas gerai, žinai, ten su kažkuo tai blogai, bet tu maždaug va taip, nu, būk pozityvus ir va čia tas gaunas toks vidinis konfliktas, ar ne, nes tu matai, kad taip neturi būti, tu matai, kad tai nėra teisinga ir tikslinga, ar ne, šitoj situacijai, bet vis tiek čia, žinai, nieko nedarau, nes tiesiog aš visas pozityvus. Tai va, tai čia vėlgi netikslingi dalykai. Tas fake it till you make it. Mhm. Bet kartais tas make it ne visą laiką įsigyvendina. Ir galiausiai reikia atsimerkti ir pažiūrėti realybę.
O va, tai čia ir yra tas atspirties taškas, dėl ko tas testas yra knygoje. Tiesiog atsimerkus pasižiūrėti realybę. Tam, kad būtų aiškumas, kur yra, kaip sakau, mano norma, kur yra mano standartas ir nuo jo tada dėti tikslingai žingsnius link to, kokio standarto dabar noriu. Ir žiūrėti visą tai kaip žaidimą, ne kažką dabar čia turiu labai sunkiai dirbti vardan to. Ne. Ne veltui čia mes sakom, mes tiem žaisti iš tikrųjų, kai tai tampa žaidimu, kai tai tampa, va, čia žinai, mes rimtą dalyką čia dabar diskutuojam, bet iš tikrųjų daugiau nerimtumo lyg jaučiasi negu rimtumo, bet jeigu pasižiūrėt atmetus ar net filtravus, sakykim, tą nerimtumą, mes čia labai rimtus dalykus dabar aiškinamės ir iš tikrųjų labai vertingus dalykus aiškinam. Taip kad visur ir visame kame yra tas grynuolis, sakykim, arba ta esencija, ta esmė, kurią mes galim panaudoti arba kaip atspirties tašką tam tikrą turėti. O visą kitą toliau žiūrim, kiek mums norisi to žaidimo, žinai, to įsileisti, kaip sakoma, tos kitos natos ir kitos Lengvumo. spalvos, jo. Ir tada neužsiliekam ant to, čia sunku, čia dabar misiją darau, dabar tą misiją nešu, dabar čia, žinai, turiu problemą spręsti dėl to, čia, ne, tai žaisk šitą misiją viską. Tik tai žaisk, aišku, tikslingai, suvokdamas principus žaidimo, nes bet koks žaidimas, jeigu be taisyklių, va, tai ką mes ir sakom, struktūra reikalinga bet kokiam žaidime, ar ne, tam tikros taisyklės, sakykim, savo. Ir tas taisyklės vėlgi, tai nebūtinai turi būti visuotinės taisyklės, bet aišku, kadangi mes esame bendros sistemos dalis, o mes visada esame tam tikrų bendrų sistemų dalimi, kaip ir tos bendros vizijos dalimi, tai va čia mes ir žiūrim, kaip aš su savo sistema galiu toj, sakykime, bendroji sistema, ar tai būtų finansinė sistema, ar tai būtų kažkokia, sakykime, švietimo sistema, ar medicinos, ar dar kažkokia, tai ar ne, tų sistemų N pas mus gyvenime. Ir mes tos sistemos vis tiek dalimi tam tikrą esam. Bet žaidimą savo viduje sistemos tu vis tiek gali žaisti. Čia vis tiek tau yra erdvės. Mhm. Tai nėra, kad tu čia viskas, aš rėmintą daugiau niekaip kitaip negaliu. Nu, tai jeigu tu taip mąstai, tai tada dėl to niekaip kitaip negali. Nes tu nusprendai susitapatinti su šitą sistemą. Bet tu gali joje kurti savo ritmą, savo sistemą, neišbėgant, kaip sakant, ar ne už tos sistemos, nepaneigiant tos sistemos, nesislepiant nuo tos sistemos, ten ar ne. Ir jaustis laisvą, nes mes viskas yra laisvas, ar aš nesijaučiu laisva. Susikurk savo laisvę viduje. Ir tada visiškai visai kiti dalykai pasimatysi. Ir pamatysi, kaip smagu ir lengva gyventi. Ir natūralu iš to dar daugiau lengvumo ateina tada. Jezu, kaip faina. Tai va. Nušvito, prašvito. Prašvito, jau nuleidai ant žemės tą mane. Ant to asfalto. Ne, aš nieko Bet labai nenuleidau, aš gerai. tiesiog parodžiau, kaip mes apsigaudinėjom, labai dažnai nematom tam tikrų dalykų arba bėgam nuo jų, nes nepatogu pasižiūrėti. Nepatogu žiūrėti į savo minusus, tai mes va, įsijungiam tą pozityvumą ir žiūrim tik į pliusus, bet tai toli nenuveda. Tai toli nenuveda, nes vis tiek tie minusai parsivėja, kaip sakant, nes nuo ko bėgam, tas vejasi. O jeigu mes atsisukam, pasižiūrim ir šitoj vietoj susidedam, kaip sakau, struktūrą tam tikrą, aiškumą, ritmą, va, tada viskas ir dėliojasi. Tai va, jeigu kažkam neaišku, kaip tai padaryti, welcome. Intuityvia mentorystė. Rašykit, komentuokit, klauskit. Nuorodas, kaip visą laiką po aprašymų, po video bus apie ką čia kalbėjom. Taip, jeigu kyla dar kažkokie tai klausimai, irgi galite užduoti ir galimai irgi mes tam tikrą formą duosim tiem žmonėm, kurie nori patekti pas mus čia į mūsų bendrą pokalbį ir gauti tam tikrus tiesioginiai atsakymus. Tai šitą formą užpildysite ir mes atitinkamai jūs pakviesime čia. Pabendrauti gyvai taip pat. Pasijuokti su lengvumu. Nes mes iš rimtų dalykų mėgstam pasijuokti, nes nieko rimto taip ir nėra, kaip mums dažniausiai atrodo, čia labai viskas rimta. Bet iš tikrųjų tai yra viskas paprasta ir lengva, ne veltui taip sakoma. Kai žinai mechanizmą, kai žinai, kaip tame mechanizme, kaip sakant, žaisti pagal tam tikras taisyklės ir kaip tas taisyklės savo kurtis tame bendrame žaidime, bendroji sistema.
ir siekti savos vizijos. Viskas į tą patį. Jėzau, kaip fainai. Telekais. Ačiū tau. Ir aš jau čia noriu. Iš tikrųjų, netgi norėčiau, kartais man, dabar jeigu taip žinai, sakykime, pabaigai ar ne, man tam tikra informacija, jinai ateina pokalbių metu, ar ne, aš gaunu tam tikrą informaciją, tam tikrą vidinį žinojimą, sakykime taip, ir intuityviai išskleidžiu tą informaciją. Ir kartais būna, kad aš galvoju, kaip fainai, kaip įdomu, kaip yra, žinai, kaip gerai, kad aš dabar tai sužinojau iš serijos. Tai va, tai ta dalis man labai patinka ir aš tam netgi jaučiuosi tarsi, žinai, trečias čia dalyvautų. Jau. Tai va, ir kartais, žinai, daug lengviau yra gauti tą žinojimą, kada tai yra, sakykime, pokalbio metu, negu kad savo atsisėdus vienai. Ne? Dėl to man labai smagu su tavim kalbėti, su tavim bendrauti, dėl to, kad kaip ir klausimas tuo pačiu, ir tam tikras tarsi atspindėjimas, ir man tam tikras aiškumas, nes aš galbūt savo protų visai kitaip mąsčiau šitoje, ir šiandien netgi nuo pat pradžių man buvo tam tikrų momentų, kai galvoju, o geras, dar taip niekada nebuvau pamąščiusi. Tai tie visi momentai man taip pat duoda aiškumą tam tikrą. Ir mano tai, sakykime, žmogiškai įžane, tai duoda irgi daug gerų tokių idėjų, sakykime taip, ir aiškumą visame kame. Taip pat labai ačiū. Tai pabaigai, ar yra kvailų klausimų, ar vis dėlto jų nėra? Kvailų niekada nėra, nes nėra iš vis nieko kvailo. Yra viskas tavo vietoje ir tikslingai. Ir faktas, kad tai, kas atrodo kvaila man, tai daugeliu atveju tas pats klausimas, sakykime, jeigu tai klausimas, jisai kirba daugelio galvoje ir jie tiesiog nedrįsta, nes laiko jį kvailu. Nedrįsta jau užduoti. Ar ne? Ir va čia gaunasi, kad ir nežinom kaip iš tikrųjų, nes, kaip aš tokį kvailą klausimą užduosiu, ar ne? Gerai, kad dabar jau yra kokie čia GPT, kur gali pačius kvailiausius klausimus užduoti. Baisu būtų jam į akis pažiūrėti, jeigu realiai. Susitikti. Geras. Tai va, bet aišku, jie ten visų klausimų, jisai pradeda, va čia irgi viena tokia, gal jau ir palaiko, mes gal kažką iškirpsim, ar kažką panaudosim. Bet žodžiu, čia vienas irgi toks momentas, kada mes savo intuityvumą atiduodam, sakykime, čia GPT ar ten Cloud ir dar kažkam, ar ne, Gemini, kad ir kas tai bebūtų, mes tada pabėgam iš tikrųjų nuo savęs, nuo savo vedimo ir atsiduodam vėlgi kažkam iš išorės, nors mums atrodo, taigi čia mane atspindi. Nes visur yra traktuojama tai, kad čia, net, sakau, man juokas ima, kai, žinai, randu savo žmonės rašo ten kokius komentarus, žinai, ir matau, kad parašyta būtent su atitinkamais ten AI įrankiais, nes, jau turiu akį šitam, išsitreniravau. Tai va, tai ir matau, kad parašyta ir paskui dažnai aiškina, kad arba ne, arba čia ne, čia mano mintis iš serijos, žinai, arba, taigi, čia viena irgi tokia, taigi, jeigu nežinote, iš serijos čia man aiškina, žinai, jeigu nežinote, tai tie, žodžiu, AI atspindi mus, reiškia, tai yra mano, žinai, mintis ir taip toliau. Tai aš tą puikiai žinau, viskas su tuo yra gerai, bet esmė ta, kad jeigu mes jau perdodam savo atspindėjimą, sakykime, kažkam kitam, ar ne, kuris natūralu mums, mes tada jau ant jo idėjų užkabinam savo idėjas. Tai nėra visiškai, kad tai yra mano visiškas, vien tik tai mano ten idėjos, ar ne? Čia vadžiūrėkime, jeigu mes veikiam kaip aš ir mano intuityvus aš, ar ne, arba tas jau vidinis vedlys, ar kad beisivardinsim, tada čia visos idėjos ateina iš to, sakykime, informacinio lauko, kuris yra tiesiogiai su mano ryšiu. Jeigu tai ateina iš kažkokio kito informacinio lauko, kito žmogaus, ir čia šiuo atveju ne žmogaus, bet technologijų, ar ne, lauko, tai bet kuriuo atveju ateina iš šalies, tai nėra mano. Tai nėra mano. Ir jeigu mes atiduodam tą intuityvumą, jam spręsti, sakykime, ar ne, kažkokius tai dalykus, tai mes vėl, ką duodam, mes duodam kažkam trečiam spręsti. Ne aš sprendžiu. Ne aš ir aš sprendžiu, jeigu taip žiūrėt ar ne, bet sprendžiu kažkas kitas ir aš arba pritariu, arba ne.
Tai aš dėl to visą laiką sakau ir savo intuicijos mentoriam irgi tą patį kartoju, sakau, jeigu jau kyla klausimai, visada pirmiausia čia pasikalbat, o tada pasitikrinat, kaip sakant, ar ne, ir ten jau gali diskutuoti, kaip, nu, kaip su žmonėm kažkur tai diskutuotumėt, kaip su bendradarbiais kokiais, ar ne. Prieiti prie tam tikrų išvadų, aišku, visada diskusijos yra gerai, tai va čia tik tai tam, o ne tai, kad už tave kažkas kažką priiminėtų sprendimus, už tave nuspręstų ir už tave mąstytų ir taip toliau. Tai nedarykim šito savo. Pasilikim intelektą savo, žinai. Bendraukim, intelektą jau bendraukim, bet išmintingai, kaip ir visur kitur. Gerai, nu tikriausiai jau tikrai galim užbaigti. Nu, dabar jau baigiam jau. Gerai, nu tai liuks.